Pamatot, va čia skilimas, bandysim šitą apadą keisti. O jie skyla dėl to, nes pati šitą tarpelį prikreta visokių šiukšlių, kaip matot, ir uždarimo metu prisispaudžia į metalą ir skyla. Čia labai dažna bėda. Jeigu nekeisit šito apado, ten prikris šiukšlyčių ir sugadinsit matricą. Ir pradės rodyti linijom, arba tiesiog skils, arba visai neberodyt. Išsivalė maždaug. Neatjunginėsim baterijos šiuo metu, bandysim pakeisti neatjungus, nes neįsim prie jokių skaitmeninių elementų. Tiesiog čia apdailos detalė. Gerai, tegu šyla, dabar tram 2 laipsniai, tai norėčiau kokių šiam, kad būtų. Tad galim palyginti preheatas, pat yra padas šiam 4 laipsniai, pats Mako ekranas yra 35-36. Dar pakaitinsim iki kokių gal 40. Jo, pagaliau va, nuėmėm šitą apadą ir užkliuosim naują apadą. Išsivalom, svarbiausia labai gerai išsivalyti seną stiklą, nes tiesiog jeigu užkliuosim, nenuvalę, tai jis tuoj pat vėl suskils. Tai negalima irgi labai šlapiai valyti, nes jeigu šlapiai valysim, skystis paklius į matricą ir liks dėmes. Fantastika. Nu ką, viskas liko nuvalyti iki galo. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu įdomu, parodysim dar kokių nors remončiukų. Ir iki kito.